Sveiki, žiūrovai! Mes dabar esam Sėduvoj, muzikos perlų stovykloj. Tavo scena mano gyvenimas ir Spartok su kamuoliu. Taigi mes pristatome stovyklos filmą All in One. Nuo kelių metų jūs pradėjote sceninę karjerą. Sceninę karjerą. Nežinau, kada pirmą kartą ant scenos pakliuvau. Gal 14 metų. Aš nepakliuvau, kaip, mokyklai vaidinimai, dar kažkas tai vyksta, tu užsikrenti ant scenos ir iš pradžių baisu, paskui vėl baisu, paskui grįžti. Po to kažkaip tai taip. Ir po 25 metų pradėjau jaustis liktai truputėlį geriau. Manęs klausė, kurie metai ant scenos sunkus. Aš sakau, pirmi 15 metų ant scenos yra sunkus, o paskui ką lengviau. Ne, po to nelengviau, tik tai tiek, kad pripranti. Noriu girdėti įkvėpimą. Moku šokti. O vaikystėje kažkada šokau. O kiek metų jūs šokote tada? Pati kiek šokau? Taip. Nuo 3 klasės iki 6. Labai mažai. Aišku, ačiū. Kodėl pasirinkote darbą būtent su vaikais daugiausia? Nes myliu vaikus ir patinka būti su vaikais. Kaip jūs viską dainuojate, papasakoti savo. Visų pirma, mes dainuojam tik lietuviškai, taip? Jo, nedainuojam šį kartą angliškai visiškai. Galbūt tai įtakojo tai, kad mano grupė mažiausiai yra, ar ne? Yra ir vyresnių, bet jeigu taip imtume vidurkį, tai mes tikrai patys mažiausiai esam. Ir iš tikrųjų neėmėm užsienietiškų dainų, dainuojam labai gražiai lietuviškai. Ir kokias dainas dainuojam? Greit pasakykit dabar. Mamos suknelė. Mamos suknelė, aš taip myliu. Paukščiai. Žiema vasara. Sapnų čigonų karalių. Viskas, ko man reikia. Tai va, visos lietuviškos gražios dainos. Mes labai stengiamės, ar ne? Tikrai stengiatės? Taip. Tikrai stengiatės? Taip! Čia yra kavos gėrimas. Pirma vardo raidė? Perlai. MP, muzikos perlai. Sargiai, stok. Sargiai, šiame stoja. Mes kalbame su jaunuoju treneriu. Prisistatykite. Sveiki, esu Karolis Griškus. Šitoj stovykloje atsakingas esu už vyriausius vaikus, kurie yra priklauso sportiniai grupiai. Mes esam patys vyriausi, stipriausi, dirbam daugiausiai, akcentuojam viską į, sakyčiau, sportinę daugiausiai dalį. Tai būtų prasitampimai, treniruotės, fizinis pasirengimas, krepšinis, futbolas, tinklinis. Štai šituo metu, kaip tik matot, vaikinai daro mankštą. Štai, kur tik mankštą daro, galite pasižiūrėti.
Mūsų grupė yra labai draugiška, niekada nesimuša, niekada nesipeša ir tiesiog mes esam, manau, viena draugiškiausių, viena geriausiai sutarančių grupių šitoje stovykloje ir turėtų visi norėti pas mus ateiti, nes esame labai draugiški. Tiesiog yra labai smagu pas mus visiems būti kartu. Aš žinau, kad jūs tik šiais metais atvykote dirbti į šią stovyklą. Kodėl toksai buvo jūsų pasirinkimas? Kodėl norite mokyti vaikus? Aš manau, kad ir vaikai nori mokytis, o jeigu yra vaikų, kurie nori mokytis, tai yra ir dėstytojų, kurie nori mokyti. Horiukas irgi nemiegam, atsiminsit savo frazes, gerai? Viskas tengi labai aišku, gerai, svarbiausia užtikrinti. Žodžius pasinkit. Jūs manim patikėsit, bus gerai, gerai, gerai mums bus. Gal mes kada tai pamiršim, bet to neįvyks, juk niekada. Tegul gelmė taps paviršium, o tiesa pavirs didžia klaida. Netikėk, 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 netikėk. Labą dieną. Labą. Norėčiau jūsų paklausti, ar stovykloje atradote daug talentingų vaikų? Nu, tikrai atradome labai daug talentingų, aišku, pačioj pradžioj visi labai bijojosi, gal galvoju, kad mes kažkokie tai baubai su čemodanų kankinimo įrankiu, bet taip iš tikrųjų nėra. Ir tikrai daug talentingų vaikų ir, na, malonu dirbti, mes čia užsidegę, dirbam viršvalandžius, norim visiems labai padėti. Bet taip kaip yra ir aš manyčiau, kad yra tikrai gerai, vaikai gauna informacijos, man atrodo, netgi ir per daug šiuo atveju, kaip sakyti, gal ne jų amžiai, bet mes tiesiog stengiamės jiems kapitaliai atiduoti tą, ką žinome, patarimus ne vien tik tai šiai dienai, bet ir visam gyvenimui. Lieka žemė pėdos ir darbai. O, kaip gaila, šitos nakties rugpjūčio, sudužusios vilties. Linksmas dangus šypsosi man atver.